Kazį, nu labas. Sveiki. Nu, laukiam jūsų, labai malonu susipažinti Rūtą. Mes pažįstam jūs. Eglė, ačiū, kad priglaudėt mūsų telefonu. Sako, ne labradoras, pagal ieškojimą maisto labradoras čia jau. Tai pareinam, indelis jogurto, kaip išplautas. Jam labai žinokit dėmesio reikia. Bet šių kailis švelnus dabar. Jo, tenais buvo kur iš kur. Geras, Jerry, geras, šaunuolis. Labai aktyvus jau po to aprimo. Paskui va vyro mama atėjo, tai irgi džiaugiasi, paskui viskas normaliai, eina gula į savo vietą. Labai gerutis. Nes pešas šitie labai gerai. Bet žinokit, išsišukavot, va taip normaliai išsišukavot, išsipešėt, paskui galima nedažniau kaip kartą per savaitę su to fulminatorium. Nes nupešėt visiškai plikai šunį. Nu šok. Atpažįsta dangi yra, nu. Ten turbūt tasai, ne. Pas mus, pavyzdžiui, Anglijoje, jeigu tu nori pasimti iš prieglaudos šuniuką, tai esmė net klausia tavęs, kaip tu dirbi, nes tu šuns negali palikti daugiau negu 4 valandom be priežiūros namie. Tai jeigu tu dirbi pilną dieną, tau net neduos. Tu turi įrodyti, kad tu galėsi jį prižiūrėti, kad ne ilgiau 4 valandom. Sėdi. Gal jis ir daugiau komandų. Vis tiek pasimokino iš